manau, kad esu pasiruošęs gan gerai ir tikrai neprasčiau negu praeitą kartą. Ir praeitą kartą buvo silpnesnė mano rankų technika stovėsenai, tačiau dabar esu pilnai pasiruošęs tiek stovėsenai kovoti, tiek parterį ir net nebijau, nei jisai bus kovotojo stovėsenai. Jis manęs tikrai nenugalės nei parterį, nei stovės. Teodoras yra imtynininkas, jisai sportuoja pas mus nuo rugsėjo mėnesio. Anksčiau jisai buvo dalyvavęs Lietuvos klubo čempionate, tapo Lietuvos klubo čempionu. Daugiau dėmesio skiriam fiziniam pasiruošimui, ištvermei ir smūginiai technikai. Aš manau, kad Siemens arenai jisai turėtų kovą nugalėti kažkokių imtynių veiksmų, arba skausmingų, arba smaugimo veiksmų. Norėčiau nugalėti parterį, tačiau neskausmingų, bet techninių nokautų, kaip ir pirmą kovą Siemens arenai, kadangi tai būna maloniausias dalykas. Pasirenku taktiką kovos metu, nes jeigu jisai tik tai bandys kovoti parterį, tai aš jam tikrai to neleisiu ir kovosime stovėsenai, kur aš būsiu pranašesnį. Nesvarbu man jisai ar lauž koją, ar ranką, aš vis tiek nepasiduosiu parterį. Norėčiau palinkėti gero reginio, nes toksai jisai ir bus. Ir azartiškų kovų pamatyti, nokautų ir sirgti už lietuvius.